Sveiki, aš esu Lidija, emocijų paleidimo trenerė, darbo su pasąmoninėm programom ekspertė ir regresologė ir taip pat domiuosi įvairiomis gyvenimo sritimis. Ir šį kartą šiek tiek netradiciškai apie mitybą. Kodėl tai yra svarbu ir kaip tai įtakoja mūsų sveikatą. Mes, kaip žinom, esam labai labai daugialypės būtybės, tai yra mes turim daug savo energetinių kūnų. Ir iš tikrųjų mūsų sveikata labai stipriai priklauso nuo mūsų emocijų, emocinio kūno, mentalinio kūno ir fizinio kūno. Tačiau fiziniam lygmenį labai labai didelę įtaką mūsų sveikatai turi mityba, pasirinkimas ir teisingas maisto vartojimas. Tai šioje paskaitoje aš apžvelgsiu visas įmanomas dietas nuo kornivoro dietos, tai yra liūto dieta, iki pranavalgystės, taip pat rizikas ir naudas. Ir šiame paveikslėlyje, kurį dabar matote, nėra, na, aš sakyčiau, nėra visiškos tiesos, bent jau aš dabar taip matau ir manau, anksčiau maniau kitaip, kadangi yra daug dedamųjų dalių. Ne viskas yra taip tiesiog tiesiai šviesiai, kaip mes įsivaizduojam. Ir žmogus gali vartoti mėsą ir būti tuo pačiu labai aukštoj vibracijoj ir su išsiplėtusią sąmonę, arba atvirkščiai, jis gali per prievartą savo naudoti kažkokią tai, turėti kažkokią tai ideologiją ir, tarkim, gerti tik sultis, bet iš tikrųjų būti labai užspaustoje sąmonėje, ar ne? Ir visiškai ne toje tiekmėje, ne toje energijoje, kurioje jis norėtų būti. Ir netgi yra jau ne vienas, o daug atvejų, kuomet žmonės perėję tiek į sulčiavimą, tiek į vadinamą pranavalgystę, yra tiesiog atsisveikinę su šituo pasauliu, nes jie nežinojo tam tikrų dedamųjų dalių. Mums galbūt nėra išaiškinama viskas iki galo ir todėl mes nežinodami darom klaidingus žingsnius. Tai aš jau 14 metų esu eksperimentuose, bandymuose, buvau visose dietose, pradėjau nuo vegetariškos, tada perėjau labai greitai į žaliavalgišką, tada į vaisiavalgystę, tada į sulčiavimą, paskui grįžau šiek tiek atgal, buvo visokių sviravimų ir galų gale labai stiprių praktikų dėka, tai yra kvėpavimo praktikos ir cigūnas, aš perėjau ir į pranavalgystę. Ir tuo metu tikrai buvo mano kūnas tam paruoštas, aš toje būsenoje išbuvau 3 mėnesius. Bet apie visą tai plačiau pakalbėsiu šioje studijoje, sakykim taip, kadangi tam, kad jums visą tai išdėstyti ir parodyti, man reikėjo atlikti labai nemažai tyrimų, išsiaiškinti daug dalykų, sužinoti, suprasti, suvokti ir dabar galiu aš jums pagaliau perteikti. Tai antroje dalyje panagrinėsiu žmogaus fiziologiją, kad mes išsiaiškintumėm ir suprastumėm, tai kokiamgi mitybos tipui mes esame sukurti. Pakalbėsiu apie sprendimus vartojant bet kokią mitybą, kad nebūtų organizmo išbalansavimo, raumenų masės nykimo, viršsvorio ar tiesiog kitų sveikatos sutrikimų. Taip pat paminėsiu maisto produktus, kurių būtina atsisakyti, norint turėti gerą sveikatą, ištvermę bei ilgą amžiškumą. Dar viena didelė problema yra mūsų emocinis valgymas bei priklausomybės ir būtent tam tikram maistui ir kaip iš to išsivaduoti. Jeigu jūs pasiliksite su manimi iki galo, tai turėsite žymiai didesnį supratimą apie mitybą ir apie mitybos įtaką sveikatai. Taip pat pabaigoje jūsų laukia dovana, kurią padovanosiu visiems, kurie išklausys iki galo ir parašys man žinutę, kad nori dovanos. Na, o norintiems suprasti savo kūną ir visus jame vykstančius procesus, laukia jūsų kvietimas į neeilinį ir be galo stiprų kursą, kurio metu 1 savaitę pasiūlysiu išbandyti ir be maisto, tik su papildais. Tai judam pirmin. Pirmoji pati, sakyčiau, tokia grubiausia, sunkiausia dieta yra liūto dieta. Tai yra kornivoro dieta, tai yra tik gyvulinės kilmės mėsa, riebalai ir vanduo. Nieko daugiau. Tai
Galima sakyti, kad aš jau pradėjau taikyti šią dietą, bet į ją einu labai labai atsargiai, nes, kaip sakiau, aš 14 metų praktiškai be mėsos, be gyvulinės kilmės produktų ir testuoju savo kūną, testuoju savo pojūčius ir visa kita. Tai kornivoro dieta. Pagrindas yra, kaip minėjau, gyvulinės kilmės maistas, tai yra baltymai ir riebalai santykių 1:1. Tai reiškia, jeigu 100 gramų mėsos, tai lygiai tiek pat 100 gramų ir riebalų. Valgoma mėsa, žuvis, vidaus organai, tai yra kepenys, širdis, taip pat kiaušiniai. Ir itin retais atvejais gali būti vartojamas fermentuotas sūris, tai yra kietasis sūris, fermentuoti pieno produktai, tai yra jogurtai, be cukraus, be jokių priedų, tik tai su laktobakterijom ar ne, ir jogurto bakterijom, taip pat kefyras gali būti naudojamas, sviestas ir grietinė. Visi kiti pieno produktai yra nevartojami. Tikslas yra prieš uždegiminis poveikis, tai yra uždegiminių procesų organizme mažinimas, autoimuninių lygų mažinimas, taip pat silpninimas, antro laipsnio diabeto gydimas, hormoninių sutrikimų gydimas, raumenų masės atstatymas. Koks yra labai labai didelis pliusas vartojant, naudojant, valgant šią dietą. Tai yra labai ilgam išliekantis sotumo jausmas. Pavyzdžiui, jeigu aš ten kokią 12 valandą pavalgau labai nedaug mėsos, kadangi, kaip sakiau, mano kūnas jau yra tikrai labai visko matęs, daug ką praėjęs, 50 maks gramų mėsos ir lygiai tiek pat gramų riebalų, aš visą dieną iki vakaro esu visiškai soti, man nereikia galvoti apie tai, ką čia dabar suvalgyti, ką čia sukramtyti, ką čia dar galiu į save įsidėti, nepakengdama savo, nes aš visada esu apie tai, kad reikia labai labai stebėti, ką valgai. Iš tikrųjų, visada stengiuosi būti intuityviam valgyme, bet ne visada gaunasi dėl tam tikrų vėlgi priežasčių. Tai man be galo patinka tai, kad visiškai nebereikia galvoti apie maistą. Toliau. Tai tas labai didelis pliusas - ilgam išliekantis sotumo jausmas. Kadangi nemaišomi baltymai su angliavandeniais, mūsų kūnui nereikia naudoti daug resurso, kad suvirškinti šitą maistą. Tai reiškia, kad neima po to mieguistumas, nebūna apsunkimo, nebūna nuovargio, nereikia pamiegoti. Nėra jokio pilvo putimo ir vyksta riebalų deginimas, keliamas ištvermės lygis, taip pat proto veikla gerėja. Na, bet šito aš dar per save negaliu pasakyti, kadangi dar esu tik pradinėme, labai labai pradinėme etape. Ir kas yra svarbu šioje dietoje, kad, kaip šalininkai teigia, kad mūsų kūnas nėra sutvertas virškinti ir apdoroti celiuliozės, tai yra augalinės ląstelienos. Ir jų manimų, būtent augalinė ląsteliena ir ne tik ląsteliena, bet ir patys kai kurie augalai turi savyje medžiagų, kurios yra nuodingos mūsų kūnui ir sukelia uždegiminius procesus. Todėl šios dietos šalininkai visiškai eliminuoja bet kokį augalinį maistą dėl uždegimų mažinimo. Ir ši dieta, kokie yra minusai, tai mes negaunam visų reikalingų medžiagų, jie yra labai monotoniška, vartojama labai daug riebalų tam, kad vyktų sintezė, tam, kad vyktų energijos gamyba. Kadangi mūsų kūnas šiaip paprastai yra įpratęs gaminti energiją iš greitųjų angliavandenių arba iš lėtųjų angliavandenių, o čia kūnas perina į ketozę ir jis pradeda gaminti energiją iš riebalų, o tai yra stabilesnė, ilgai išliekanti, be jokių svyravimo šuolių energija. Ir tuo pačiu, kai kūnui trūksta riebalų per maistą, jis pradeda deginti mūsų kūno riebalus, todėl žmonės patiria svorio mažėjimą, nors yra visada sotus. Ir atrodo visiškai paradoksalu, valgom riebalus ir tuo pačiu deginam riebalus, nes įsijungia ketozė. Toliau, sekanti, šiek tiek švelnesnė dieta, tai yra keto dieta, kurią naudoja daug žmonių gydymo vėlgi tikslais. Tai čia proporcijos yra tokios, kad riebalų 75 procentai, baltymų 20 procentų ir angliavandenių 5 procentai. Tai yra valgoma mėsa, žuvis, sviestas, sūriai, avokadai, riešutai, mažai angliavandenių turinčios daržovės. Dėl to, kad angliavandenių yra tik 5 procentai. Visiškai yra atsisakoma cukraus, grūdinių kultūrų,
ankštinių kultūrų, vaisių, krachmolingų daržovių. Tikslas yra įvesti kūną į ketozę, kai energijos gamybai vėlgi yra naudojami riebalai, o ne angliavandeniai. Ir ši dieta dažniausiai mūsų populiarioj žmonių sąmonėje yra naudojama kaip svorio mažinimo dieta. Minusai. Čia yra dar daugiau riebalų negu kornivoro dietoje, bet čia galimi augalinės kilmės riebalai, todėl yra šiek tiek kitaip, reiškia, kad čia galimas ir avokadai, ir kanapių aliejus, taip pat riebi žuvis, sviestas, kokoso aliejus yra galimas, todėl čia jau viskas vyksta šiek tiek kitaip, šiek tiek švelniau. Rizikos. Dėl didelio riebalų kiekio gali būti apkrautos kepenys, inkstai ir lygiai taip pat vitaminų ir antioksidantų trūkumas, kas, na, ir sendina mūsų organizmą, ir rūgština mūsų organizmą, ir yra, mes negaunam tam tikrų mineralų ir mikroelementų. Važiuojam toliau. Tai ši dieta, jeigu trumpalaikiai, kaip ir visos kitos, apie kurias aš kalbėsiu ir kalbu, tai trumpalaikiai perspektyvoje kažkokiam tai momente yra viskas su tuo gerai. Bet jeigu mes tai pasiruošę taikyti visą ten likusį gyvenimą, tuomet mums būtinai reikalingi iš išorės kažkokie tai, na, sakykime, papildai. Priklausomai nuo to, kokią dietą vartojam, tokių papildų mums reikia. Taip. Toliau, šita keto dieta augalinių baltymų pagrindu, tai yra mano sugalvota dieta, kadangi aš labai norėjau patirti keto dietą, bet tuo metu visiškai nenorėjau pereiti į gyvulinės kilmės mytybą, todėl naudojau savo keto dietai mirkytus 8 valandas mirkytus riešutus tam, kad pašalinti riešutą, tai yra save saugančias medžiagas, kurios ir yra uždegimus keliančios mūsų organizme. Tai yra labai svarbu suprasti ir žinoti. Ir šitos medžiagos, jos visiškai nepasišalina, bet šiek tiek sumažėja, išsiskaido, kai mes mirkom riešutus, daiginam sėklas riešutus arba kepinam neaukštoje temperatūroje, tai yra kaitinam. Ir aš nevalgiau pačių riešutų, aš tiesiog dariau jų gėrimus. Tai iš tikrųjų man labai patiko sotumo jausmas, tai buvo, na, tikrai sotu, išgeri tą stiklinę pasigaminto šviežiai riešutų gėrimo, ten yra ir riebalų, ir baltymų, ir todėl toks plus prisidėdavau dar kokoso sviestą, kartais galėdavau suvalgyti šalia avokadą. Tai yra, na, tikrai tokia, sakyčiau, gera dieta mano pojūčio atžvilgiu. Bet visų pirma, tai labai nuobodu, monotoniška ir galų gale man pasidarė labai nebeskanu. Ir kitas momentas, riešutai vis tik, kadangi jie turi tų save saugančių medžiagų, labai alergizuoja kūną. Ir sakykime, šiai dienai yra labai mažai riešutų, kuriuos aš vis dar galiu valgyti, nes dauguma tik įsidėjusi burną, pradėjus kramtyti, man sukelia niežulį ausyse, gomuryje, nosį aš pradedu čiaudėti, griaužia gerklę, tai yra labai labai nemalonus pojūčiai. Na, tai reiškia, su šita dieta aš tiesiog prisidirbau savo reikalų, turiu alerginės reakcijas. Na ir rizika tai yra vėlgi vitaminų ir antioksidantų trūkumas ir vykstantis uždegiminiai procesai ir, kaip sakiau, alerginės reakcijos. Keliaujam toliau. Vegetarizmas. Tai čia yra tokia dieta, kurią, manau, naudoja labai daug žmonių, kurie turi tam tikrų religinių įsitikinimų, kurie saugo gyvūnus, kurie mano, kad valgyti gyvulinės kilmės maistą yra blogai, ką ir aš visą laiką maniau, kol nepatikrinau, kokia yra iš tikrųjų mūsų fiziologija ir kam Dievas mūsų kūrė. Tai pagrindinė yra augalinė mityba, bet leidžiami pienas, kiaušiniai ir medus. Ir vengiama mėsos ir žuvies. Tikslas yra lengvesnė mityba, kaip sakiau, sveikata ir, nagi, visokie tai religiniai įsitikinimai, gyvūnų teisės, aplinkos, rūpestis aplinka ir visos kitos ideologijos. Rizika yra vitamino B12 trūkumas ilgainiui vartojant tokią dietą, geležies trūkumas, omega-3 trūkumas, kofermento Q10 trūkumas ir amino rūgščių trūkumas, su kuo aš ir susidūriau iš tikrųjų. Ne tiek svarbu, jūs valgysit tvirtą ar keptą maistą, tai turi tai reikšmės, aš paskui kalbėsiu, kiek yra svarbu vis tik, ką mes valgom ir jeigu mes to nevalgom, mes turim tai dasidėti. Tai to pasakoje 14 metų aš buvau be gyvulinės kilmės produktų, tai aš juos kartais valgydavau, ypač retai, kai jau labai labai užsimanydavau arba tiesiog kai šeimos nariai valgydavo ir aš negalėdavau susilaikyti.
Tai to pasekoje aš turėjau didžiulį mieguistumą, energijos trūkumą, labai žemą hemoglobiną iki kūno traukulių ir miglotą protą ir jokios ištvermės, nykstančius raumenis. Tai būtent atsisakius gyvulinės kilmės baltymo, riebalų, mes patiriam būtent tokį deficitą, kūno disbalansą. Taip, žygiuojam toliau. Tai vegetarizmas yra apie virtą, keptą ir visokį žalią maistą, tiesiog be mėsos ir žuvies. Veganizmas, kurio aš neišbandžiau ir jis man visiškai nebuvo nei kiek patrauklus, tai yra lygiai tas pats, kas vegetarizmas, tik išėmus kiaušinius, išėmus pieno produktus ir išėmus medų. Tai reiškia, kad lieka grinai tik augalinės kilmės produktai ir juos galima virti, kepti, daryti košes, tai yra valgyti greituosius angliavandenius, čia yra nedraudžiama valgyti cukrų ir taip toliau. Ir man šita dieta visiškai netrodė palanki, aš jos esu neišbandžiusi, bet troškintas daržovės tai tikrai esu valgiusi daug kartų. Tai tikslas vėlgi yra sveikata, lengvesnė mytyba, būti švaresniu, lengvesniu, skaitant, kad gyvulinės kilmės produktai teršia protą, teršia kūną, spaudžia sąmonę ir dar visokios kitokios ideologijos. Ir vėlgi, problema, rizika yra tame, kad mes negaunam to, kas yra gyvulinės kilmės produktai. Tai dabar jau visada sekančiom dietom bus tas pats. Tai yra B12, vitaminas D, geležis, cinkas, omega 3, kofermentas Q10, antioksidantai. Ir e, tai gali paveikti mūsų nervų sistemą. Antioksidantai ne. Antioksidantų mes negaunam tada, kai valgom tik gyvulinės kilmės produktus. O čia mes negaunam, dar kartą užtikrinsiu, tai yra B12 vitamino, vitamino D, geležies, cinko, omega 3 ir kofermentas Q10. Ir tai gali paveikti mūsų nervų sistemą, kraujagyslių elastingumą, širdies darbą, imunitetą. Ir taip pat uždegiminius procesus. Keliaujam toliau. Žaliavalgystė, kurioje buvau užstrigus gan ilgą laiką. Tai pagrindas yra žalias termiškai neapdorotas maistas, valgomos daržovės, vaisiai, sėklos, riešutai, daiginti grūdai. Tai yra viskas, kas yra valgoma žalia ir termiškai neapdorota. Tikslas, kaip ir minėjau, buvo mano organizmo valymas, lengvumas ir su šita dieta viskas vėlgi yra gerai, jeigu mes ją naudojam trumpalaikiai perspektyvų, na, maks mėnesį. Jeigu mes susižaidžiam metų, 4 metų, 10 metų bėgyje, tuomet mes patiriam tam tikrus organizmo išsekimo požymius. Nes dasideda ir riebiųjų rūgščių trūkumas ir amino rūgščių trūkumas. Ir gali sukelti virškinimo problemų, tai yra, ką aš ir buvau prisidirbusi, tai yra mano skrandis buvo visiškai jau nušarmintas ir tai kėlė labai didelių problemų tuomet, kai aš pavalgydavau mėsos ar žuvies, tai yra visiškai nevirškindavo, nes skrandis buvo nušarmintas nuo augalinės mytybos, o mūsų skrandis neturi būti nušarmintas, bet apie tai šiek tiek plačiau. Tai veikia, išbalansuoja visą organizmą, veikia nervų sistemą, veikia hormoninę sistemą, veikia imunitetą, kaip minėjau, raumenų masės nykimas, išsekimas, proto migla, sulėtėjimas, energijos trūkumas ilgalaikėje perspektyvoje. Ir termiškai neapdorotas maistas savyje turi save saugančias medžiagas ir didelis jų kiekis yra mums kenksmingas, sukeliantis uždegimus. Tos medžiagos yra fitalatai, oksalatai, lektinai, kurie trukdo įsisavinti, ne tik patys iš savęs yra kenksmingi, bet ir trukdo įsisavinti mums mineralus. Todėl pradeda trūkti net ir mineralų. Nors atrodo, kad vartojam labai mineralizuotą dietą ar ne, bet mineralų trūkumas prasideda, deficitas. Keliaujam toliau. Vaisiavalgystė. Šią dietą išbandžiau, buvau 3 mėnesius joje. Tai yra labai lengva mytyba, tačiau nuolatinis yra alkio pojūtis, bet jis nėra tiek stiprus, kiek sekanti dieta. Ir jeigu žmogaus kūnas yra neparuoštas iki vaisiavalgystės, specialiomis detoksikacijos programomis, pH kėlimo programomis, kvėpavimo pratimais, kaip sakiau, energetinėmis praktikomis, tuomet
trumpalaikiai perspektyvoj kūnas didelio streso nepatiria, jisai ir apsivalo, ir mineralų gauna, viskas yra ok, jeigu prieš tai mes turėjom pilnavertę mytybą. Bet jeigu mes jau prieš tai buvom užsižaidę ir dar ateinam į šitą dietą, mūsų organizmas toliau senka ir eina jau į didelį disbalansą ir į tam tikrų medžiagų badą. Kūnas patiria didelį baltymų ir riebalų trūkumą. Ir sutrinka viskas, kas tik tai gali sutrikti mūsų organizme. Tai yra, organizmas negali pilnai ir pakankamai gerai funkcionuoti. Ir aš jau žinau atvejų, kai būtent žmonės daėję iki vaisiavalgystės patiria labai stiprias ligas ir netgi mirtį. Todėl, kad jie savo kūno neparuošė, savo sąmonės neparuošė ir tik tai vadovaudamėsi kažkokią ideologiją, tikėdami, kad tai labiausiai tinka mūsų kūno, valgo tik vaisius. Ir žmogus atrodo išdžiūvęs, nes nebelieka riebalinio paudinio sluoksnio, raumenų masė stipriai mažėja, sukrenta mūsų oda ir mes tampam tarsi tokie paliegę ir negebantis aplamai normaliai funkcionuoti ir egzistuoti, nes nuolatos trūksta energijos. Lygiai taip pat čia galioja mieguistumas, proto migla ir visi kiti dalykai, kurie mums yra, na, nerodo, kad tai yra sveikata, ne? Taip pat mes patiriam didelius energijos šuolius, insulino stresą, energijos trūkumą, kaip minėjau, proto miglą. Va. Tai šita dieta trumpalaikiai perspektyvoje, jeigu prieš tai mes turėjom pilnavertę mytybą, viskas yra ok. Bet jeigu mes save nualinom ir dar labiau vedam į alinimą, tai jau grėsia labai labai stipriais sutrikimais. Toliau, sulčiavimas. Pagrindas yra šviežiai spaustos vaisių ir daržovių sultis ir tikslas vėlgi organizmo detoksikacija, lengvas vitaminų ir mineralų pasisavinimas. Jeigu tai yra trumpalaikiai perspektyvoje, jokių rizikų mes neturim. Jeigu prieš tai turėjom pilnavertę mytybą, jokių rizikų mes neturim. Savaitė su sultimis yra tobulas savo programų pamatymas ir kūno tarsi išplovimas. Tai nieko blogo nėra. Bet jeigu mes prieš tai badavom, tai jau turi labai labai rimtų rizikų. Dėl baltymų ir riebalų trūkumo, cukraus svyravimų, hipoglikemija, energijos trūkumas, nuolatinis alkio jausmas, su sulčiavimu, aš taip pat sulčiavau 3 mėnesius, buvo be galo sunku, atrodo, pili tas sultis į save, pili tas sultis į save, nuolatos iš virtuvės neišeini, plauni, ten lupi skuti, pjaustai, mali, geri. Ir tik apsisukai ir vėl tas pats procesas, ir vėl tas procesas. Tai yra, nu, pasakysiu jums, ilgalaikiai perspektyvoje tai yra, nu, žiaurus pragaras. Daugiau niekada negrįžčiau, niekada nenoriu, atsižaidžiau, viskas, man šito gana. Ir cukrus iš tikrųjų skatina organizmą. Ir mes kuo daugiau geriam tų sulčių, tuo labiau norim valgyti. Jausmas, kad organizmas visiškai išplautas ir norisi jau kažko kramtyti labai rimto, o kadangi yra ideologija tokia, kad reikia dabar būtent sulčių, nes tada būsiu dar labiau dvasiškesnė, dar labiau šviesesnė, dar labiau švaresnė, neleidžia jausti savo kūną. Ir vėlgi gali būti labai labai rimtų problemų, jeigu mes užtęsiam labai ilgam periode ir yra mirčių atvejų žmonių, kurie būtent sulčiavo. Tai yra ėjo vat, visų šito lengvėjimo kelių - žaliavalgystė, paskui vaisiavalgystė, paskui sulčiavimas, paskui pranavalgystė ir bet kuriam etape žmogus gali atsisveikinti su savo sveikata, jeigu jis nepažįsta savo organizmo ir nežino, kaip maitintis vadinamą praną arba nu, saulės energiją. Gerai, keliaujam toliau. Jeigu yra tikėjimas, kad pereinant iš sunkios mytybos į vis lengvesnį automatų įsijungs praninė mytyba, tai čia yra didžiausia klaida, jinai neįsijungs. Na ir pranavalgystė. Ir pranavalgystėje buvau 3 mėnesius, bet kaip minėjau, aš savo kūną tam periodui tikrai paruošiau. Metus laiko dariau labai intensyves praktikas, tai yra cigūnas po 2 valandas per dieną ir nekvėpavimo, kvėpavimo visokias praktikas, visokie kvėpavimo ritmai, tarp kitko, ką mes mokysimės ir kurso metu, man leido pakelti savo kūno organizmo būseną į tokį lygį, kur maisto tiesiog nebereikia. Mes tai galim, tačiau tai yra ilgos ir sudėtingos praktikos.
Tai pagrindas yra tikėjimas, kad žmogus gali gyventi be fizinio maisto. Tai yra visa mytyba vyksta per praną, per saulės šviesą. Aš netikėjau saulės šviesa, bet aš visiškai jaučiau tą pranos, tą gyvybinės energijos cirkuliaciją manyje, kaip gyvybinė energija, kai nebereikia papildomo maisto. Ir čia yra vengiama bet kokio maisto, net ir vandens, bet mano atveju, savo atveju, aš gėriau arbatą ir ta arbata susidarė iš imbiero, citrinos ir medaus. Man šitaip norėjusi, man šitaip jautėsi ir 3 mėnesius aš tos arbatos gėriau tiek, kiek norėjau ir man labai patiko šita būsena, kurioje aš buvau ir aš suprantu, kad tai nėra mitas, kad taip galima gyventi, bet vėlgi, kaip sakau, reikia savo kūną tam paruošti. Ir aš tikrai ilgiuosi šitos būsenos, aš ilgiuosi, tai buvo toks, na, tikrai labai stiprus tas dvasinis apsivalymas, sąmonės plėtimas, tokia laisvė nuo materijos. Ir jausmas toks buvo, na, visiškai fantastinis, nemoku pasakyti, tai yra lengvas kūnas, labai greitas protas, labai skaidrios mintis, labai stipriai išsiplėtusi sąmonė, kai aš iš karto suvokdavau įvykio a, priežastį. Kas be nutiktų, kas be įvyktų, kam be nutiktų, kam be įvyktų, aš iš karto matydavau priežastį, kodėl taip įvyko. Man nereikėjo nei medituoti, nei paleidinėti, nei leistis į praeitus gyvenimus iš karto, va taip kaip ant lėkštutės. Yra įvykis ir labai aiški priežastis. Sunkumas tuo periodu buvo toks, kad visų pirma, tai labai didelė socialinė atskirtis, kadangi, na, niekur negali eiti, į, aišku, baimė yra to ir pasmerkimo, kad žmonės tavęs nesupras, ten žymėtis akmenim ar ne. Ir plus yra, na, baimė vis tik susigundyti, suvalgyti kažkokį maistą, kadangi, nu, bet kokiu atveju mes žmonės ir tai išlieka mumise. Tai socialinė atskirtis buvo pati didžiausia mano problema šiame periode. Na ir, žinoma, kylančios visokios mirties baimės, mirties programos, kad stiprios programos, kurios yra mūsų, nu, įaugusios į kiekvieną ląstelę, ar ne, kad be maisto mes negalime gyventi. Tai va, tai be maisto 3 mėnesius aš išbuvau tik ant arbatos ir tai buvo pats nuostabiausias gyvenimo periodas mano gyvenime, mano emocinė būsena, mano jausena. Bet tuo metu aš dar nežinojau, kad kai esi tokioje būsenoje reikia kelti ketinimus ir jų siekti, tai aš tiesiog tą laiką, na, išvaiščiau tyrinėjimui, pažinimui ir niekam daugiau. Tai va, gerai, keliaujam toliau. Tai dabar aš apžvelgiau visas dietas, nuo pačios sunkiausios, tai yra liūto dietos, iki pačios lengviausios, tai yra prana. Ir ką galiu pasakyti, kad nei viena dieta pati iš savęs nėra nei bloga, nei gera. Tačiau, kai išsigryninsim, kokia yra mūsų fiziologija, pamatysim, kaip mūsų kūnas yra sukurtas, tada ir nuspręsit, ką toliau daryti. Ir vėlgi sakau, fiziologija yra viena, galimybės yra daug platesnės, tai yra paleidus tas ribas, mes galim gyventi ir iš pranos, bet tam turi būti labai didelė motivacija, labai didelis noras, labai didelis pasiryžimas ir labai labai stiprios praktikos. Ir mes galim pakilti ir į tą lygį. Ir kadangi mūsų fiziologija yra tokia, kokia yra, pasirinkus tam tikrą specifinę dietą yra būtinas papildomas maitinimas. Gerai, keliaujam. Ir pradėsiu aš nuo dantų. Pasirinkau aš žmogų ir dar 3 individus. Tai yra liūtas, tai yra plėšrūnas, karvė. Plėšrūnas tai yra visiškai mėsaėdis, ar ne? Karvė tai yra visiškai žolėdis, beždžionė tai tarsi panašiausias sutvėrimas į mus ir žmogus. Na ir jeigu vien panagrinėtumėm dantų struktūrą, tai matom, kad žmogaus yra priekiniai dantys skirti kasti, iltiniai yra truputį yra, bet jie labai menki ir krūminiai yra maistui trinti. Labai panašu yra beždžionės. Panašus beždžionės dantis, tai yra priekiniai kasti, krūminiai trinti, bet beždžionė turi ilgus iltinius dantis. Bet šitie dantis beždžioniai nėra skirti maistui plėšti, bet tai yra labiau toks socialinis aspektas, tai yra gynyba ir statusas. Kuo galingesnė, kuo didesnė, kuo ilgesnės iltis, tuo aukštesnį statusą savo hierarchijoje beždžionė užima. Toliau, jų liūtas, ar ne? Matom, kokios yra priekinės. Ir tai ne tik liūtas, tai yra visi plėšrūnai, ar ne? Priekinės iltis yra labai didelės plėšti mėsai
Ir krūminiai dantys yra aštrus, tai yra pjaustyti mėsai. Mes tokių dantų neturim. Vadinasi, mes nesam plėšrūnai, ar ne? Dabar žiūrim karvę. Karvė turi priekyje kandžius ir turi krūminius, visus krūminius dančius žolės trinimui. Ar ne? Na, pažiūrėkim, karvės dantų struktūra ir mūsų, jinai tikrai skiriasi. Vadinasi, mes nesam nei plėšrūnai, nei žolė ėdžiai. Ir nereikia prisigalvoti. Toliau, kas man padarė be galo didelį įspūdį, tai yra karvės skrandis. Tai yra žolėdžių skrandis. Ir būtent čia išryškėja fiziologija, būtent šita skrandžio, karvės skrandžio fiziologija man leido suprasti, kad mes nesame ir žolėdžiai. Dantis dar ten galėtum kažkaip ir suabejoti, bet skrandis neleidžia nei truputį įsinešti abejonės. Karvė turi 4 skrandžio skyrius, 4 talpas. Ir kai karvė skina ir valgo žolę, tai žolė eina į, nežinau, ar jūs matysit mano pelę, į šitą talpą, tai yra čia yra didelė talpa, kuri yra labai stipriai šarminė ir čia šitoje talpoje vyksta žolės fermentavimas. Tai yra bakterijos, mikrobai, grybai, viskas, kas čia tik tai nori, fermentuoja patekusią žolę, kuri jau yra kažkiek tai sukramtyta ir nuryta. Tada iš čia pabuvęs maistas, pabuvusi žolė keliauja į antrąjį skyrių, kuris yra kaip sietelis. Čia yra atskiriamos stambios dalis nuo smulkių dalių. Smulkios dalis patenka toliau į trečiąjį skyrių, o stambios dalis yra gražinamos atrajojimui, kramtimui dar kartą ir vėl gražinamos į pirmąjį skyrių. Kai žolė susmulkinta, fermentuota, patenka į trečiąjį skyrių, čia yra jinai mechaniškai trinama, apdorojama, smulkinama. Ir tik iš trečiojo skyriaus keliauja į tikrąjį skrandį, kur jau yra didelis rūgštingumas, 2 pH. Ir čia jau jinai yra toliau virškinama ir siunčiama į plonąjį žarnyną. Ir storajam žarnyne visos šitos medžiagos, kurios jau praėjo visą šitą procesą, yra dar kartą fermentuojama aklosios žarnos pagalba, kuri išskiria tam tikrus mikrobus, bakterijas, teisingiau, būtent žolės fermentavimui. Mūsų akloji žarna yra labai maža ir mažai efektyvi. Pas karvę vyksta šitokie procesai. Todėl aš nusprendžiau, kad mes 100% tikrai nesam žolėdžiai. Keliaujam toliau. Labai svarbu žarnų ilgis. Plėšrūnų žarnų ilgis yra 3 kartus kūno ilgio. 3 kart kūno ilgis. Žmogaus žarnų ilgis yra 6 kart kūno ilgis. Reiškia praktiškai dvigubai ilgesnės už plėšrūnų, kurie valgo žalę mėsą ir žalius riebalus. Beždžionės yra 8 kartus kūno ilgio. Tai labai arti mūsų rodiklio. Na ir žolėdžių yra 20 kartų kūno ilgio. Toliau, skrandžio rūgštingumas. Labai svarbus rodiklis, kam sukurtas mūsų virškinimo traktas, sistema, skrandis, ar ne? Plėšrūnai yra nuo 1 iki 1,5, labai labai rūgštinė terpė, žmogaus nuo 1,5 iki 3, ne ką daugiau, ar ne? Beždžionės nuo 2 iki 3, labai panašiai. Karvės, žolėdžių. Tai tas pirmasis skrandis yra, pirmasis, antrasis ir trečiasis skrandžiai yra nuo 6,5 iki 7, tai yra labai labai šarminė terpė, visiškai šarminė, ar ne? Ir paskutinis, 4 skyrius, tai yra tikrasis skrandis, turi 2,4 pH. Tai yra jau rūgštinė terpė, kuri skirta sunaikinti tam tikrus mikrobus, bakterijas ir grybelius, kurie pateko į skrandį dėl to, kad pirmajame skyriuje buvo fermentuojama žolė ir skaidoma. Gaminama celiuliozė. Va. Ir virškinimo fermentai. Tai visos rūšis, aš galvojau, kad gyvūnai, plėšrūnai turi tik baltymus ir riebalus skaidančius fermentus, o žolėdžiai turi tik angliavandenius skaidančius fermentus. Tačiau tai nėra tiesa. Vis tik visos rūšis turi fermentus, kurie skaido baltymus, riebalus ir angliavandenius.
nes šios, na, trys grupės yra pagrindiniai maisto komponentai, kurie gaunami per maistą ir būtini gyvybės palaikymui. Tačiau yra labai svarbus skirtumai tarp rūšių. Kiekvienas organizmas turi skirtingas fermentų koncentracijas, efektyvumą ir virškinimo strategijas. Ir tai priklauso nuo to, kokiai mitybos rūšiai priklauso, na, tam tikras individas. Tai žmogus pagal fermentų aktyvumą yra visavalgis. Turi fermentus skirtus tiek baltymam, tiek riebalam, tiek angliavandeniam. Tačiau celiuliozės žmogaus organizmas neskaido. Tai yra augalinė struktūrinė ląsteliena. Mūsų žmogaus organizmas negeba suskaidyti šitų medžiagų. Ir yra labai silpna fermentacija, kuri labai mažai vyksta storajame žarnyne. Akloji žarna išskiria mažai bakterijų šiam procesui, ko nepalyginsi su žolėdžiais. Toliau, plėšrūnai. Pas juos yra labai stiprus baltymų ir riebalų fermentai ir amilazės, tai yra angliavandenių, beveik nėra. Kadangi plėšrūnų grupiai galima priskirti ir kates, ir šunis, tai kai mes duodam jiems angliavandenių, mes stipriai pažeidžiam jų fiziologiją. Tačiau mažais, labai mažais kiekiais jie geba suvirškinti, kadangi šis fermentas vis tik juose yra. Ir akloji žarna yra visiškai neaktyvi. Akloji žarna, kaip minėjau, skirta gaminti bakterijas skaidančias celiuliozę. Toliau beždžionė. Tai yra daugiausia vaisiaėdis, augalaėdis, tačiau beždžionės racione yra ir baltyminio maisto, tai yra kirminai, vabalai, termitai, skrusdės ir visokie kitokie maži padarėliai, kuriuos jie valgo ir taip pat geba suvirškinti. Tai beždžionės virškinimo sistema gerai skaido angliavandenius, turi amilazę, taip pat vyksta fermentacija. Storoje žarnoje gerokai efektyviau ir daugiau negu žmogaus žarnyne ir jos akloji žarna yra gerokai didesnė ir aktyvesnė negu žmogaus. Tai reiškia, kad beždžionė yra labiau pritaikyta valgyti, na, būti kaip ir arčiau žolėdžių, tai yra valgyti augalinį maistą. Ir įsisavinti medžiagas iš jo, ko nesugeba žmogaus kūnas. Toliau, karvė. Žolėdis skaido celiuliozę ir ląstelieną dvigubos fermentacijos pagalba. Tai yra, kaip minėjau, skrandyje vyksta pirmoji fermentacija ir akloji žarna labai stipriai išskiria bakterijas, skaidančias tą vadinamą skaidulas celiuliozę ar ne storoje žarnoje. Tai yra vyksta dar viena fermentacija. Na va, tai aš manau, kad šitų elementų užtenka suvokti, koks yra mūsų organizmas, kokia yra mūsų virškinimo sistema ir kam mes valgyti, sukurti pačios gamtos, Dievo kūrėjo, kaip nori taip vadinkite, ar ne? Tokia yra mūsų fiziologija. Tai reiškia, kad mes esam žmonės, mes esam visa valgiai, sprendžiant pagal dantis, pagal skrandžio rūgštingumą, pagal tai, kad mes neskaidom celiuliozės, nevyksta fermentacija mūsų organizmo viduje. Taip pat labai silpnai veikianti mūsų akloji žarna ir žarnos ilgis yra tarp mėsėdžio ir tarp žolėdžio. Išvedimo laikas ir visa kita rodo, kad mes esam visa valgiai. Dievas, gamta, kūrėjas, kaip nori taip vadinkit, mus tokius sukūrė. Ir labai svarbu iš tikrųjų yra ne tik suvokti, ką mes galim valgyti, ką ne, ką mes skirti valgyti, kam ne, bet ir pati valgymo kultūra. Tai yra labai svarbu yra maisto derinimas, apie ką ir yra mano dovana ir mes labai plačiai apie tai kalbėsim kurse. Toliau, valgymo režimas. Taip pat labai svarbu žinoti, kada ir ką valgyti ir kada jau sustoti ir nebevalgyti. Labai svarbus yra periodai be maisto arba su labai stipriai lengvesniu maistu, tai yra tie vadinami badavimai, detoksikaciniai periodai, ką mes taip pat darysime kurse. Labai svarbu yra kramtymas, nes kartais mes tiesiog ryjam.
Ir kai mes praryjam maistą, mūsų skrandis neturi dantų, jis nebegali jo sukramtyti ir negali suvirškinti, todėl maistas pūna ir sukelia vėlgi uždegiminius procesus. Toliau, labai svarbu iš savo raciono išimti mūsų sveikatą, mūsų organizmą išbalansuojančius maisto produktus, kurie nėra skirti valgymui, kurie nėra sukurti gamtos. Tai maistas, prie kurio atsiradimo rankas prikišo žmogus. Maisto pramonė. Na ir vanduo. Kaip jį gerti ir kada jo geriau negerti. Apie visą tai vėlgi mes kalbėsim labai plačiai kurse. Aš čia neišsiplėsiu. Dabar maistas, kurį būtina pašalinti iš savo raciono. Kodėl? Todėl, kad aš kaip manau, sveikata yra pats didžiausias ir svarbiausias mūsų turtas. Jeigu mes turim sveikatą, mes galim kurti santykius, mes galim keliauti, mes galim save uždirbti, realizuoti, palaikyti, mes galim veikti plačiai, mes galim linksmintis, mes viską galim. Mes galim keliauti, mes galim tiesiog bėgioti, mes galim su dviračiais važinėti, mes viską galim. Mes galim dirbti fizinius darbus. Kai nėra sveikatos, mes nieko negalim. Tada kenčia mūsų santykiai, tada kenčia mūsų emocinė būsena, tada kenčia mūsų finansai, kadangi mes daromės nepajėgus uždirbti pakankamai pinigų, nes mes neturim energijos, neturim sveikatos, mes susirgam sunkiom lygom. Tai sveikata yra pati svarbiausia dedamoji dalis mūsų gyvenime iš keturių. Trys pagrindinės tai yra sveikata, santykiai, finansai ir visas tas tris dalis apjungianti viena emocinė būsena. Nes nuo emocinės būsenos taip pat labai stipriai priklauso visos mūsų trys gyvenimo sritis. Tai va, tai aš manau, kad sveikata yra pats svarbiausias dalykas mūsų gyvenime. Ir produktai, kurie dažnai siejami su uždegiminių reakcijų didėjimu, aš čia nekalbu apie alkoholį, nekalbu apie cigaretės, narkotinės medžiagas ir visa kita, tai yra dar kosmetika, buitinė chemija, tai yra viskas, jeigu jūs galvojat, kad jūs plaunat galvą ir tas šampūnas nepatenka į jūsų vidų, tai jūs labai stipriai klystat. Tai yra viską, ką mes dedam ant savo kūno, pradedant nuo muilo, dantų pastos, skalbimo miltelių ir šampūnų, mes viską sugeriam į kūną. Ir organizmas paskui turi tai apdoroti. Tai mano tokia yra filosofija, kad to, ko negaliu įsidėti burną, to negaliu dėti ir ant savo kūno. Ir šitoj vietoj verta pamastyti. Bet dabar aš ne apie tai. Dabar aš apie tai, ko reikėtų atsisakyti iš maisto produktų, tam, kad mes galėtumėm palaikyti sveiką savo kūną. Pirmiausia, tai yra perdirbti ir greito paruošimo produktai. Tai jie visi bulvytės free, hamburgeriai, tie McDonald'ai, Hesburgeriai, KFC ir visi kiti tie, kurie gamina maistą greitai, nesveikai, transriebaluose ir taip toliau. Ir maišo negalimus maišyti produktus. Toliau. Transriebalai. Margarinai, palmių aliejus, kurie yra daugelyje pramoniniu būdu kepinių sudėtyje. Todėl, kad jie taupo. Ar ne? Toliau. Trans mielės, kurios yra vėlgi pramoniniai gamybai, batonuose, duonose, visuose piraguose, bulkutėse, kur reikalinga greita kildinimo medžiaga. Ir trans mielės aukštoje temperatūroje nežūna. Jos eina į mūsų skrandį, paskui į mūsų žarnyną, ten išveši, išbujoja ir tokiu būdu sukeldama mums visokias grybelinės ligas, kandidą, pienligę ir daugelį kitų. Tai tikrai nėra sveikatos šaltinis. Transmėlės, kurios yra visose kepiniuose, pramoninėse kepiniuose. Toliau, labai būtina išimti iš savo raciono visus limonadus, visas koncentruotas sultis, kuriuose yra cukraus, kuriuose yra cheminių medžiagų, kuriuose yra visokiausių konservuojančių medžiagų, ar ne, tai netinka mūsų sveikatai, tai visiškai netinka mūsų sveikatai. Toliau, angliavandeniai, greitieji angliavandeniai, tai yra baltoji duona, baltieji miltai, teisingiau sakykime, baltieji miltai, baltieji ryžiai ir baltas cukrus. Tai yra labai, tikrai kenksminga mūsų kūnui
glikeminio indekso, dėl trigliceridų gamybos ir daug visų kitų blogybių mums sudaro būtent šitie produktai. Toliau. Perdirbta mėsa. Tai yra dešros, kumpiai, kumpeliai, dešrelės, grill ir visos kitos. Visa perdirbta mėsa. Ir ten mes rasim labai labai daug E priedų ir realiai grinos mėsos mes ten rasim labai mažai. Toliau. Sojų rapsų aliejai ir visi kiti rafinuoti aliejai, kurie yra plastiko buteliuose ir rafinuoti. Mums reikia rinktis tik tai šalto spaudimo, tik tai nepramoniniu būdu spausto. Yra spaustuvėlės, yra žmonės, kurie spaudžia tam tikrą aliejų, iš jų galima nusipirkti šviežų buteliuose ir su um, tokiu žaliu raktu, kuris reiškia, kad tai yra švarus ir mūsų organizmui nekenksmingas produktas. Toliau, pusfabrikačiai. Tai yra visi produktai su E raidėmis. Ir čia spektras labai labai didelis nuo mažo čiulpinuko, ledinuko ar ne, einant toliau visa konditerija, toliau visi sūrių užtepėlių gaminiai, toliau net ir sviestai kai kurie, ar ne, nu, margarinai. Ir iki pat mėsos gaminių, ar ne? Mes visur, kur yra pusfabrikačiai ir šaldyti pusfabrikačiai, tai yra ten pagaminti koldūnai, cipelinai, blineliai ir dar kažkas, visur mes turim E priedus. Skaitykit etiketės. Produktus, jeigu jums norisi dešros, pirkit iš ūkininkų, iš turgelių, tikrai, kur yra švari sudėtis, kur žmonės daro kaip savo. Va. Ir visa tai, visi šitie produktai, kuriuos būtina išmesti iš savo raciono, išbalansuoja mūsų hormoninę pusiausvyrą, kelia labai stiprius uždegimus, ardo bendrą organizmo veikimą, taip pat metabolizmo sistemą, kelia insuliną, nusėda mūsų organizme kaip toksinai, šlakai, kaip sunkieji metalai, kaip kancerogenai. Ir visa tai yra sunkių ligų priežastis. Taip pat nuo šitų produktų kyla ir alerginės reakcijos, žarnyno sienelių pralaidumas, užriebėja mūsų kepenis, kaupiasi akmenis, taip pat mes kaupiam viršsvorį. Ir galim save prisivesti iki tokios būsenos, kuomet suvalgom 100 gramų bandelę, o priaugam 2 kilogramus. Todėl, kad jau organizmas yra antiek pažeistas, kad jis kitaip ir nebemoka. Tai jeigu jums atrodo, kad jau taip yra, sustokit. Sustokit valgyti visą greitųjų angliavandenių maistą. Na ir tiesiog, jeigu jums rūpi sveikata ir jeigu jūs iki čia dar daėjot, tai tiesiog išimkit šitą maistą iš savo raciono. Ir tai, ta prasme, man tai jokio skirtumo, jūs išimsit ar ne. Čia tik dėl jūsų. Na ir apibendrinimas. Visų pirma, kodėl apie tai kalbu? Nes tikrai praėjau labai didelį ir ilgą kelią, kaip sakiau, 14 metų esu tame, o gal net jau ir daugiau bus, dabar pagalvosiu toj. 11 metais, 12 metais aš pradėjau, tai reiškia jau yra daugiau, jau yra, 11, pala, toj, minutė. 25, atim 12, tai yra 13 metų. 13 metų esu tame. Na, jeigu netai paskaičiau, tai paskaičiuokit patys. Ir vienu žodžiu, išbandžiau visas dietas, išskyrus, kaip minėjau, veganizmą. Jis man toks atrodė, nu, beprasmiškai, todėl kad aš ir taip tiesiog jame buvau, bet neturėjau jokių ideologijų, tiesiog taip aš valgiau troškintus ten daržovės ir vaisius ir taip toliau. Taip ir vaisius, obuolius. Aš obuolių žalių nebegalėjau valgyti, nes man tai kelia. Taip, su savo, dar paminėsiu būtinai labai svarbų momentą, su savo žalia valgystė aš prisidariau tiek alergijų, kad aš praktiškai šiai dienai nelabai ką ir galiu valgyti. Esu alergiška braškiam, esu alergiška labai obuoliam, taip pat man viskas sukyla, greužia, ašaros bėga, akis greužia, esu alergiška pomidoram. Toliau visiems kaulavaisiams tai yra persikai, abrikosai, toliau. Na, dabar taip greit turbūt nebeatsiminsiu, kam dar. Tai tiesiog iš žalio maisto man liko valgymui labai labai nedaug produktų, nes tiesiog aš nebegaliu jų valgyti, nes man arba yra per rūgštų, arba iš karto kyla alerginė reakcija. Ir tokiu būdu aš suprantu, kad aš prikaupiau per daug tų
nuo toksininių medžiagų, nuodingųjų medžiagų, kurios yra būtent tuose augaluose. Va, tai kodėl aš kalbu? Todėl, kad viską išbandžiau, viską patyriau per save ir tiesiog dalinuosi savo patirtimi, galbūt tai kažkaip bus naudinga ir jums. Ir dabar šiuo metu esu kornivoro dietoje. Man tiesiog viena moteris pasidalino, kad ji tik šios dietos pagalba išsigydė labai labai sunkes ligas - depresiją, apatiją, skydliaukės lygą, nepasakysiu pavadinimo, hipo kažkas. Hipo, nu tai sumažintas turbūt hormonų išskirimas tiesiog. Ir visišką energijos neturėjimą, visišką nenorą nieko bedaryti, siekti gyventi, todėl kad nu, buvo visiška apatija ir tiesiog egzistavimas. Ir po 2 metų šios dietos vartojimo jį jaučiasi, na, teisingiau jį pasijautė jau kardinaliai kitaip po 1 mėnesio, bet po 2 metų vartojimo jį jaučiasi tikrai labai gerai ir nesiuošia tos dietos mesti. Bet papildomai turi vartoti tam tikrus, na, priedus, papildus, kurių trūksta, kai mes atsisakom visiškai augalinio maisto. Va, tai kai aš turiu šitą informaciją savo, kai aš turiu perduodu šitą informaciją jums, aš darau kažkokias tai savo išvadas, jūs darot kažkokias tai savo išvadas. Ir per visą tą 14 metų, 13 metų, nebežinau kiek metų, vienu žodžiu, tiek metų, daug metų, savo patirties buvau tuose, kaip čia, stipriuose eksperimentuose ir, kaip sakau, dabar esu eksperimente ir valgiau daugiausiai augalinį ir termiškai neapdorotą maistą, bet valgydavau ir termiškai apdorotą maistą ir kartais būdavo ir mėsa, ir žuvis, tik tai, kad man nevirškindavo ir nepalaikiau savo kūno stipriomis, kaip sakiau, kvėpavimo praktikomis, cigūno praktikomis, nes nutraukiau, nes man tiesiog atsibodo, aš pavargau, aš nebenorėjau skirti tam laiko. Ir priejau iki to, kad buvo begalinis energijos trūkumas, raumenų masės mažėjimas, fizinės ištvermės nebuvimas, toliau tas nuolatinis mieguistumas ir ta proto migla, toks visiškai sunkumas, geležies didelis trūkumas, kaip sakiau, traukuliai prasidėję, tai buvo mano dietų rezultatas. Ir visiškai tas mano disbalansas atsistatė maždaug per metus, kai aš pradėjau gerti subalansuotus Fitline kokteilius, kurie padėjo atsistatyti mano organizmui, išbalansuotom mano organizmo sistemom. Ir dabar šiek tiek apie tai. Tai bazinė programa, kuri patenkina 80% mūsų organizmo poreikio. Mažina uždegiminius procesus, gerina mūsų mikroflorą, atstato trūkumą ir pašalina disbalansą. Tai yra tik 2 kokteiliai, tai yra ryto kokteilis ir vakaro kokteilis. Jeigu jūs valgot maždaug tvarkingai, tai šitų 2 produktų pilnai užtenka. Jeigu jūs nevalgot gyvulinės kilmės produktų, tai yra būtina prie bazinės programos prisidėti riebesias rūgštis. Ir tai yra kaip ir 100% kūno poreikio, bet čia jeigu valgome gyvulinės kilmės produktus, o jeigu nevalgome, tuomet mums būtina prisidėti dar ir amino rūgščių, nes tai yra suskaidytas baltymas lengva forma. Tai reiškia, kad jeigu jūs turit filosofiją, kažkokią tai ideologiją, kažkokį įsitikinimą, kad jums netinka mėsa, kad jūs negalite valgyti mėsos, tada jums reikia viso šito komplekto. Tai yra pilnavertė ir subalansuota programa, nevartojantis gyvulinės kilmės produktų. Tai yra ryto vakaro kokteilis, tai yra riebiosios rūgštys ir tai yra amino rūgštys. Tai yra visas kompleksas, ko reikia mūsų kūnui normaliam egzistavimui. Na ir kalbant apie mitybą, yra be galo svarbu intuityvus ir sąmoningas valgymas. Mūsų kūnas visada geriausiai žino, ko jam norisi, ko jam šiuo metu trūksta ir ko jam šiuo metu reikia. Ir jeigu mes atmestume visas ideologijas, visas baimės, baimės būti ten sunkiais, baimės valgyti augalinį maistą dėl to, kad jie turi uždegimus keliančių medžiagų. Jeigu mes tai atmestume ir leistume kalbėti kūnui, kūnas pats pasakytų, ko jam reikia. Tačiau reikia nepamiršti, kad dauguma žmonių gyvena proto triukšme.
Mums labai dažnai atrodo, oi, kaip aš noriu bulkutės, bet kūnas bulkutės, patikėkit manim, 100% nenori. Ir sąmoningas valgymas tai yra tam tikros valgymo taisyklės, suvokimas, tyrinėjimas. Ir apie tai aš plačiai, labai plačiai kalbėsiu kurse. A, Ir šioje vietoje noriu pasidalinti vieną tokią labai įdomią istoriją. Kaip minėjau, aš labai dažnai darydavau su savim eksperimentus, nuo vienos dietos prie kitos, vis lengvėjančios, paskui su badavimu labai labai daug esu dariusi ir ilgais periodais, 7 dienos buvo pats ilgiausias periodas, bet po 3-4 dienas labai dažnai darydavau. Ir vieną kartą po 4 dienų sauso badavimo aš tiesiog taip užsimaniau rūkytos skumbrės, kad aš tiesiog negaliu, aš jau jaučiu, kaip man seilė išsiskiria, aš matau paveikslėlį stovinčią skumbrę ir aš labai gerai žinau, kad po 4 dienų sauso badavimo reikia išeidinėti labai labai lietai. Arbata, sultis, tada vaisius, tada jau galima įvesti kokią daržovę troškintą ir tik tada jau kažkada po savaitės žuvį mėsą. Ir aš šitos taisyklės visiškai negalėjau paisyti, nes man tiesiog sprogo smegenis ant tiek, kiek stipriai aš norėjau to žuvies. Aš nuvažiavau į turgų, nusipirkau rūkytą šaltą rūkymo skumbrę ir parvažiavus namo susipjaučiau labai labai mažais gabalėliais ir lietai, lietai visą ją suvalgiau, visą skumbrę, be jokių pomidorų, be jokių agurkų, be jokios duonos, be nieko, visą skumbrę. Ir galvojau, nu, žiūrėsim, kas dabar bus. Gal nenumirsiu. Ir mano didžiausiai nuostabai nieko nebuvo. Ta skumbrė kaip ėjo, taip ir nuėjo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad va čia mano kūnas šaukte šaukė, duok man skumbrės, nes ten yra tam tikrų medžiagų, kurių man dabar gyvybiškai reikia. Ir jeigu mes valgom tai, ką kūnas prašosi, mes neturim jokių sutrikimų ir jokių sveikatos problemų. Atsiminkim, ką prašosi kūnas, o ne ką prašosi protas. Tai didelis skirtumas. Ir kaip atskirti kūno poreikį nuo proto užgaidos, mes vėlgi mokysimės kurse. Ir čia dar viena labai svarbi dedamoji dalis mūsų valgymo kultūroje ir norint valgyti intuityviai, mums reikia eliminuoti emocinį valgymą, nes per šį triukšmą mes negalim išgirsti savo kūno poreikių. Tai yra emocinės priklausomybės, kuomet mes maisto kažkokį tai maistą ar produktą esam surišę su kažkokiu tai įvykiu jausmu. Pavyzdžiui, ten mano atveju buvo žemuogės su cukrum ir grietinė ir laikas vasarą kaime pas senelius. Tai taip gera, taip malonu, niekas nebara, niekas nieko nesako, niekas nieko nereikalauja, tik myli ir visiška laisvė. Ir aš buvau surišusi braškės su cukrum ir grietinė su šito laisvės pojūčiu. Todėl aš tiesiog visada pasirodžiu žemuogėm, jų norėdavau. Ir kai tai supratau, paleidau ir viskas, ramu, nebėra. Tai čia yra emocinė priklausomybė prie tam tikro maisto, kuris pririštas prie tam tikros emocijos. Kitas momentas yra noras patirti malonumą valgant. Ir ne, mes kai valgom, mes patiriam malonumą, nes gyvenime mums trūksta malonumo. Mes patiriam ten liūdėsi, skausmą, ten pergyvenam įtampą, o valgom ir mes jaučiam malonumą. Tokiu būdu mes tiesiog save pamaloninam. Ir noras patirti malonumą per maistą pats iš savęs nėra blogai. Yra blogai tada, kada mes bėgame nuo sunkių emocijų, bandydami užkišti jas skaniu maistu. Ir tas skanus maistas dažniausiai būna tai, ką reikia išmesti visiškai iš savo raciono. Tai yra baltieji miltai, cukrus, transmėlis. Toliau, užkandžiavimas gali rodyti vėlgi emocinį neramumą, nerimą, mes visą laiką užkandam, arba didžiulį maistinių medžiagų trūkumą. Kai mūsų organizmas vis prašosi kažko, duok man to, duok man to, duok man to, ir mes einam per užkandžius ir vis graužiam ir bandom patenkinti tą alkį esantį savo viduje. Toliau, persivalgymas. Persivalgymas gali būti vėlgi kaip emocinė
emocinė pasiekmė arba tai yra saugumo užtikrinimas. Kai, na, man tai buvo, aš jeigu jau privalgau ir persivalgau, tai man saugu, ramu, reiškia, aš turiu maisto, aš galiu gyventi ir galiu išgyventi. Ir čia buvo to sunkioji laikotarpio, ar ne, kai trūko pinigų. Toliau, ryjimas. Kai mes jaučiamės, mes ryjam arba kai neskiriam, kai nevalgom sąmoningai ir neskiriam maistui, maisto kultūrai dėmesio ir laiko, tada greitai, greitai, greitai prabėgom kažką užkandom ir bėgam. Arba kai valgom, jausdamiesi kalti, kad tai valgom. Tada mes, pavyzdžiui, mes labai labai norim pyragaičio ir mes jį praryjam, net nepajusdami skonio. Prisikemšam, o ir vėl toliau mes jo norim. Tai va, visus šitos dalykus taip pat būtina pašalinti iš savo gyvenimo. Ir tada turėsim visai kitokį santykį su maistu. Na ir ši programa iš naujo pažink save per 31 dienos pokyčio programą. Tai tarsi restartas mūsų emocinio, mentalinio ir fizinio kūno. Tai yra detoksikacija. Mes labai daug dirbsim su įsitikinimais, su programomis, su emociniais blokais, su emociniu valgymu ir plačiai, plačiai aplamai su viskuo, kas įtakoja mūsų sveikatą. Ir ši programa yra skirta tiems, kurie jau kurį laiką svarsto, kad reikėtų kažką keisti savo gyvenime, būtent savo sveikatos rytyje. Noriu turėti daugiau energijos, geresnės nuotaikos, geriau miegoti, sveikiau maitintis, galbūt aplamai praktikuoti, taikyti sveiką gyvenseną, atsisakyti balastinio maisto, kenksmingo maisto, taip pat užkandžiavimų. Tiems, kurie nori pradėti jausti savo kūną ir pradėti praktikuoti intuityvų bei sąmoningą valgymą. Taip pat išsivaduoti iš programų susijusių su sveikata arba kaip tik su lygomis, ar ne, su baimėm susirgti sunkiom lygom, paveldimom lygom, užkrečiamom lygom. Taip pat išsivaduoti, kaip sakiau, iš maistinių priklausomybių, pakeisti netarnaujančius įpročius į resursinius, tai yra miego režimas, mytybos režimas, sportas, grūdinimasis ir kitos praktikos. Taip pat kurso metu, neprisimenu dabar ar jau minėjau ar ne, mes mokysimės 3 kvėpavimo ritmų, kurie taip pat labai stipriai prisideda prie mūsų sveikatos gerinimo. Na ir tiems, kurie nori turėti vidinę ramybę ir mentalinę švarą tiek sveikatos klausimų, tiek ir aplamai gyvenime. Jeigu norite suprasti produktų derinimo svarbą ir išbandyti save, patirti iššūkį savaitę be maisto, tik su papildais ir jei tau kažkas rezonuoja, jei tau kažkas atsiliepia, jei jau esi pasiruošęs, tuomet šis kursas, mėnesio trukmės programa yra skirta tau. Ir kviečiu prisijungti, sudalyvauti ir žinoma turėti puikius rezultatus. 100% garantuoju, kad kiekvienas dalyvis turės savo unikalius, nuostabius rezultatus. Tai dėkoju tau, kad išklausėjai. Na ir dabar žadėtoji dovana. Tai būtent maisto derinimo taisyklės, kaip derinti ir kodėl tai svarbu, tai susisiek su manimi ir aš atsiųsiu tau tiesiog PDF failą, kur bus viskas aiškiai surašyta. Ir jeigu tu atsisakysi visų sveikatą žalojančių produktų, bet nesivadovausi pagrindiniais maisto derinimo principais, pagrindinėmis taisyklėmis, gali neturėti teigiamą rezultato savo sveikatos, savo savijautos klausimų. Todėl, kad maisto derinimas yra lygiai tiek pat svarbus, kaip ir žalojančių produktų atsisakymas. Na, o kurse apie viską labai plačiai, labai išsamei, labai daug, labai naudingai ir tas kursas liks jum visam laikui, tai yra, kada norėsit, galėsit pakartoti, kada norėsit, galėsit dar labiau pasigilinti, kadangi mes negebam visos informacijos įsisavinti iš karto, priklauso nuo to, kiek yra išsiplėtusi mūsų sąmonė, kiek mes jau esam pasiruošę šitai informacijai, tiek informacijos ir priimam. Nuo 10% iki kokį 50-60% informacijos mes galim priimti. Visa kita mums ateina kartojant. Tai jei tau patiko
visa šita mano studija, visas šitas nagrinėjimas, atskleidimas mūsų fiziologijos ir dietų naudų bei rizikų, spausk patiko. Jei manai, kad kažkam gali būti naudinga, būtinai pasidalink. Na, o jei nori sudalyvauti iššūkyje bei turėti visiškai kitą suvokimą apie mitybą ir sveikatą, registruokis. Visą informaciją rasi po šiuo video. Ačiū tau ir iki.